Kas per standartai pasakvilę? Tai neatrašo išeini. Aš negalvoju, kad tu taip sužinosi, bet jo, tu neišeisi šiandien. Aš vis dar galvoju, kad mes dabar gėjų laidą filmuojam. Du žmonės, nematydami vienas kito, naudodamėsi tik telefonus, nuspręs ar nori susitikti. 3 etapai – SMS-ai, kolas ir mytas. Ar jie susitiks? Sužinosime netrukus. Su kokiu žmogumi norėtum būti? Žmogaus, kuris realiai būtų ramus, kuris labiau toks būtų tylesnis, nes aš esu žmogus, kuriam labai patinka kalbėti. Yra vienas iš mano pačių mėgstamiausių dalykų kaime. Gyvenate kaime, jūs žinote, kaip jums pasisekė. Sveiki, aš esu Saulius Sviderskis. Užsieminėju komediją. Saulius Sviderskis! Bet bijau, jo, labai bijau. Aš mėgstu daryti nesąmonės, dažnai nusišnekėt. Jeigu žmogų greit užknysiu, reiškia mums nelemta būti kartu. Jie turi 10 minučių susipažinti vienas su kitu per SMS-us. Aš pirmą nerašau. Noriu rašyti labą dieną, labai formaliai bus. Parašom, hei, parodau, kad anglų kalbos moku. Man nelabai patinka sakyti tiesiog hello. Jūs supras, kad išsilavinęs. Visą laiką, kaip aš sveikinuos, tai tiesiog hello, hello. O, hello, žiūrėkit. Okei, irgi. Dabar nesu įsitikinęs, kad tikrai su lietuvė šneku. Ne, gerai, nežinau nieko kito, tai kaip tau sekas? Gerai, emodžių nedėsiu. Tai užsitarnauti emodžius reikia. Sakau, realiai liuks. Žinau, kad energija turi būti abipusė. Liuks su X parašė. Tai čia irgi parodo, kad crazy. Jau moteris crazy yra. Labai smagu. Aš dar kol kas jaudinas labai. Aš trečią panaudosiu. Ar yra buvę momentų, kai pagalvoji, kad tau patinka vaikinai? Aš vis dar galvoju, kad mes dabar gėjų laidą filmuojam. Ne, pagal viską, kai visi atrašo, tai toks, ne, auč, kaip tu drįsti? Kol kas nelabai. Kol kas? Kol kas parašė vieno žodžio. Gerai, bet tai kažką dabar juokingo parašyti. Kokie yra juokingi dalykai su gėjais. Kol kas, sako, niekada nežinai. Ok. Žalgiris ar Rytas? O, Jėzau, jau Žalgiris ar Rytas. Aš nežiūriu krepšinę. Žalgiris, faktas, čia net klausimų nėra. Vyriškesnė negu aš įsivaizduoju, bus iš Kauno. Aš dabar su kryžiuotom kojom sėdžiu, jinai galimai va taip atsėdė, kaip bachūras, nežinau. Jis parašė Žalgiris su I. Žalia, balta, gražios spalvos. Man labai svarbu, kad gramatiškai teisingai rašyta. Aš skambu kaip mokytoja dabar. Aš manau, kad kažkas žiūrės šitą ir galvoja, kas per standartai pasakvilę, aš atsiprašau. Iš kokių pamokų pabėgai? Iš visų, kas buvo penktadienį. 3 matematikos man buvo. 3 matematikų. Aš suprantu bėgti iš matematikos, noris, bet negalima. Čia labai svarbu. Ir aš neišmoksiu temos normaliai. O kai tu neišmoksi temos normaliai, mokytoja sako, kad tai yra tavo problema ir jeigu tave pakviečia prie lentos... Realiai mirtis. Koks tavo vardas? Gerai, aš dar to klausimą nepaklausiau. Ai, koks tavo vardas parašė? Ir tai bus koks Rapolas. Auksinis kardas. Palaikom intrigą. Realiai mano standartai yra aukšti, bet aš manau, kad visų moterų turėtų būti aukšti. Labai nieko nežinau apie žmogų. Tai dabar vienintelis dalykas, ką aš gavau iš to žmogaus, kad jam lietuvių nesiseka. Kad jis nežino, ar jam patinka vaikinai ir kad jam kartais nesiseka matematika. Ir jis yra iš kaimo. Jie turi 15 sekundžių paskambinti vienas kitam. Aš duosiu kelias sekundės tylos, bet biškį ir palauksiu. Biškį jauduliuką būt. Labą dieną. Alio. Labą dieną. Aš pamiršau vardą paklausti. Jaudintis pradėjo širdis plakt labai. Pavadinom tave Rapolu. Rapolu? Pataikėm? Labai ne. Labai ne, okei, tai bus koks Marius arba Matas. O, Jėzau, labai irgi ne. Saulius, mane nejauku darosi spėliot. O kom tu vardu? Spėk. Spėt. Kaip vanduo? Vanduo. Akvilė. Vau, bingo. Balsas neišsiskyrė kažkaip. Ką žinau, kai gauni atsakymą, į tipo, ar buvo momentų, kai pagalvoji, kad tau patinka vaikinai. Tas klausimas mane labai įspėliojimus nuvedė. Aš ir galvoju, kad balsas toks bus, nu tipa. Aš dabar tūlikė sėdžiu. Kur čia tave nukišo? Bernardinų kiemiu. Aš tiksliai nežinau, ar aš dabar LRT laidoj, ar mane įkaitų laiko kažkur. Aš nenustepčiau kitą kartelę duos 10
tūkstančių išpirka, pranešk. Aš negalvoju, kad tu taip sužinosi, bet jo, mes čia su kolegomis taip ir susitarėm, kad mes dabar tipo apsimetam, kad čia jau kažkoks interviu bus, bet iš tikrųjų tu neišeisi šiandien. O galit pamokas pateisinti tada? Ne, bus pateisintos pamokos, ne. O kaip neliūdna ten prie Vilniaus gyvent? Jo, aš kaime šiaip gyvenu, aš toliau dar nuo Vilniaus. Smagu, nebent išeini pasivaikščiot, šunys loja. Jo, kaime dažnai tai būna, einu pabėgioti rytais, tiesiog visi šunys pradeda loti ir dar kokia 8 ryto, tai tu žinai, kad jeigu kažkas miega, tu pakėlei visus. O tu kiekvieną dieną 8 ryto varai pabėgioti? Oi, be šansų, aš kiekvieną dieną net nesu kaime. Gerai, nes aš išsigandau, kad čia pernelyg normalus žmogus. Aš 8 ryto, jeigu atsikeliu, man jau produktyvi diena skaitas. What do you bring to the table? Bandau visą laiką linksminti žmonės. Dabar, kai mus kviečia kažką ten indus plaut ar kažką, ne tai, kad Sauliau, ne tai, kad Pauliau, Auliau. Gerai, ačiū Jums. Bandau būt energijos atnešti. Jo, realiai same. Žmonėms tiesiog turi būti linksma kompanijoje, manau, tiesiog, žinai, hypini žmonės gyventi. Jo. Kaip elgiesi, kai tau patinka vaikinas? Kaip elgiuosi? Realiai tiesiog bet kokia proga, kur aš galiu užkalbinti jį, aš užkalbinsiu. Bet tu prieini, ne? Tu drąsi tokia. Aišku, jo. Mėgstu kalbėti su žmonėm. Esu ekstravertiškas žmogus, tai žiūri patinka. Drąsi mergina, irgi geras dalykas. Aš visą laiką esu princesė ir tarp draugelių visą laiką rūpintis manim reikia labai. Apibūdink save 3 nebanaliais žodžiais. Daugelis gali padaryti išvadą, kad man yra ADHD. Nėra. Aš neužsičiaupiu. Beveik niekada. Man patinka visą laiką kalbėti. Daug šnekėti yra gerai. Kitu atveju reiškia tyla. Be galo mėgstu vaikščioti. Aš taip mėgstu vaikščioti. Labai geras dalykas. Tu muzikos klausais, kai vaikštai, ir tu tyloj vaikštai? Ui, labai priklauso. Kartais noriu tyloj vaikščioti, kartais noriu kažką ten klausyti specifinio. O tada kokia blogiausia šukuosena būtų? Bliudelis. Bliudelis. Ok, bliudelis. Baskatas. Pirmas dalykas, ką aš pastebėjau, yra plaukai. Jeigu bičias turi gražius plaukus, jam pačiam bus pasitikėjimas savim. Dabar biški baisu. Su bliudeliu? Ne. Rapolas ir dar su bliudeliu. Ne. That's a good one. Ne su bliudeliu ir ne su baskatu. Manas prikolnas. O koks tu desertas būtum? Ne, koks tu medis būtum? Koks būčiau medis? Aš žinok, šitą klausimą gavau gal 3 kartus jau. Gerai, pala, tada būsim originalus. Koks akmuo tu būtum? Akmuo, ametistas. Okay, aš kitokius kristalus žinau. Stop it. Get some help. Kur ta raudona vėliava, kur aš apie ją sakiau? Apie kristalus daugiau nešnekė. Gerai, nebeminėsiu prie tavęs kristalų, atsiprašau. Ar esi susilažinus su kuo nors dėl santykių? Taip esu. Aš manau, kad čia specialiai prieš mane buvo šitas klausimas pateiktas. Galimai. O iš ko esi susilažinus? Iš 50 eurų. Kai tipo, jeigu per metus susirasiu vaikiną, tai nereikės duoti draugiai 50 eurų. O tu gauni kažką iš to? Nežinau kodėl, realiai tiesiog buvau jauna ir durna. Per greitai pradėjau bendrauti su žmogum, po to supratau, kad mes nesam skirti vienas kitam ir tikrai labai skaudinau žmogų. Tai buvo prieš pusę metų, bet aš jau esu protingesnis žmogus. Šiaip jo, viena iš labiausiai blogiausių dalykų, ką aš buvau padarius. Nes toks labai skuboti sprendimai būna, taip toliau, žmogus man galbūt ir patiko, bet galbūt labiau kaip draugas ir aš to nesupratau, nes per greitai ten pradėjom bendrauti taip. Ok, viskas, baigęs laikas. Baigęs laikas. Davai. Nu gerai, iki pusę pamokos prakalbėjom. Smagu, šiaip įdomus žmogus. Kol kas man patinka. Kaip aš ir nagrinėčiau šitą žmogų? Žmogus toks labai paprastas, atrodo tokiu žmogus, kuriam labiau dzin, labiau neapsikrauna gyvenime. Mato džiaugsmą mažose dalykuose. Vyriškesnė negu aš. Drąsesnė. Tiesiog drąsesnė, mandagesnė galimai. Skamba aukštas. Nuo 1,8 m iki 1,9 m. Gal? Šiaip labai daug bendro lygtais turiu. Irgi mėgsta bendrauti. Bet nežinau, lygtais aš įsivaizduoju, koks jinai turėtų būti žmogus. Nebent fiziškai. Jeigu čia, pavyzdžiui, reikės nupiešti, kaip žmogus atrodo. Atspėjau. Lyg pirmas 2 laidas būčiau matęs. Per 5 minutės. Gerai. Say no more. Įmam žalia balta, nes parodysiu jai, kad Kaunas gerai. Jeigu žmogus iš kaimo, tai daug šansų, kad jis neturi ilgų plaukų. Sakė, plaukai svarbus, tai turbūt, kad ilgi. Ir padarysiu pusę tiesių, pusę garbanotų. Arba su akiniais. Tiesiog atrodo trumpi plaukai. Labai atrodo, kad Minecrafto žmogų dabar prieš labai kvadratiniai, Kaviansko brunėtė turi būti. Ar norėtum su jie susitikti?
Aš ties kažkuriuo klausimu jau pradėjau galvoti, gerai, reikia susitikti, aš jau noriu pamatyti, noriu tęsti. Nežinomybės jausmas. Nežinau, iš kurios pusės tiksliai ateina. Man sakė nežiūrėt ir aš dabar nežinau, kur man nežiūrėt. Užsimerkas būti tiesiog. Matau, jau viskas nebėra intrigas, taip jau vis. Labą dieną. Labą dieną, aš. Žinau, suklydo, nes žmogus turėtų būti va toks. Jau tau atrodo. Taip. Bliudelį nupečia į sieną. O tai ką, nesu bliudeliu? Mūlėtas. Gal visai atitinka, ką aš žinau. Aš suprantu, kodėl šitas piešinys buvo visai nieko. Biški gėda, jinai daug geriau, daug gražiau nupešė. Aš turiningai nupešė, aš labai gražiai pakomentavau. Viskas pas mane buvo piešiniai pagrįsta. Aš bandžiau pagal tave. Tu sakytum, mėgsi vaikščioti iš ilgas kojas. Ok. Taip, kitų metų? 17. Tai tu Rapolas, tau 17. Ne, Rapolui 18 būtų. Noriu, kad būtų Rapolas. Ai, čia buvo labai... Ai, tai Rapolui 12. Žmogus matos labai stresavo. Ne, man keiščiausia istorija, tai buvo, mane panelė buvo pakvietusi pasimatymą, susitikom, išėjom pasivaikščiot, tada nuvarėm į kavinę ir, aš visi, hūras, žinai, reik susimokėti už savį ir už panelę. Aš geriu kakavą. Žiūriu kakavos meniu ir jinai man siūlo už mane sumokės. Čia jau yra komitmentas, čia yra dalykas. Ir da jo po to parašė. Jo, aš manau, kad į tą sekundę, kai tiesiog davė pinigus, kad kakavos pirkti, taip... No, thank you. No, thank you. Tu esi ekosistemų mitybos grandinė aukščiausia. Tavęs nėra įskaudinė, nieks, rejectinė. Ne, tai buvo su manimi skyrai, dėl to, kad ten mental health dalykai ir taip toliau. Aš nedarau first move, nekviečiu žmonių į pasimatymus ir taip toliau. Duodu hintus, žmogaus reikalas ar pagaus ar ne. Ar norėtumėt nueiti į deitą? Šūdas nesviestas, Kaunas nemiestas, karas. Nusiminęs biškai, galvau visai panašų žmonės esam. Labai skirtingi žmonės. Žalgytis man net nepatiko iš viso. Taip jau matos iš karto, kad, ne. Kaunas, aš atvažiuosiu pas jūs. O ne, Kaunas taip jo bijo. Ką pasakė, iš jo atsakymo aš galėjau pasakyti, jis labai nepasitikė savim. Aš verksiu šią namo grįžęs. Ne, liūdna, aišku. Nežinau, ar užsidaręs, ar tiesiog humorų bando paslėpti, kas viduje. Liuks iš mandagumo parodžiu, tikrai. Sakau, iš mandagumo rodžiu, ne. Aš būčiau ėjęs, būtų sutikus, būčiau pasistengęs normaliai. Aš turiu sienas, žmonės bando jas pereiti, aš neleidžiu sieną pereiti. Ir tokius sienas labai matos. Nežinau, gyvenimas tik vienas, tai man tiesiog reikia... Galvoju praleisti tą gyvenimą vieną su žmogum, kuris turi tokius pat interesus kaip aš, kuris yra užsiciklinęs ant tų pačių dalykų kaip ir aš. Ir kai aš matau, kad tie dalykai nelabai sutampa, iš karto vos jis varo vis toliau ir toliau. Ne, bet šiaip Kaunas tikrai gerbi jūsų miestą, nieko blogo prieš jūs neturiu. Tikrai, atsiprašau. Galiu fuck į kamerą. Laurytas geriau.